natūralaus vyno festivalį, ar ne? Ar aš kažkada dariau festivalius? Ne. Ar man tai problema? Ne. Ar aš pagalvoju apie tai, kad gali nepasisekti? Ne. Geras. Ar buvo žmonių, kurie sakė, kad, tasme, tau čia negerai su galva, ką tu čia darai, nes, čia nesąmonė, čia Lietuva nepasiruošusi, baigtų, čia niekas neteis. Ir man toks, jo. Bet aš dariu, nes man faina. Ir prisijungia nemažai žmonių, kurie, irgi sako, žinai, kaip faina. Ir aš reagavau į tuos žmonės, kurie sakė, kaip yra faina, kaip yra smagu, kaip yra linksma, darom. Bet ne į tuos, kurie sako, tau truputį kažkaip čia, žinai, nelabai yra kažkur, tugi nežinai nieko, tu čia nieko nesupranti. O ką reikia suprasti? Verslo principai visur yra vienodi. Arba tu parduodi save ir savo idėją, arba tu to nepadarai. Viskas. Čia yra visas pagrindas. Tai čia maždaug bendrai patarimas, jeigu eini pusę kojas galvodamas, kad tau pavyks ar nepavyks, tai gal geriau neik. Labas. Tu tikriausiai jau pastebėjai, kad jau kelintą epizodą filmuojame Komfort viešbutyje. Tai ačiū jiems, kad mes galime kurti tokioje jaukioje aplinkoje. Taip pat, jeigu tu pradėjai savo veiklą arba verslą, bet kažkur stringi, bijai nežinomybės, parašyk man, aš tau padėsiu jausti saugiau ir susidėlioti planą, kaip efektyviau veikti ir prisitraukti klientų. Tai aš visiems dabar šiek tiek papasakosiu apie šiandienos pašnekovę, nes galbūt ne visi žino. Jūratė Plungytė, verslininkė, 3 vaikų mama, Joiner App viena iš įkūrėjų, bei vėl Naked No įkūrėja. Naked No. Naked No. Tai gal tu gali papasakoti apie tai, kad vis tiek supažindintumėt žmonės, kas tai yra, kas yra Naked No ir kas yra Joiner App. Apie Joiner App, tai man iš tikrųjų, Aiste, būtų labai įdomu išgirsti tavo nuomonę, nes aš tai žinau, kas tai yra, ar ne, bet vis laik yra įdomu sužinoti, kaip mato žmonės ir kaip supranta, o aš visą kitą papildysiu. Tai man atrodo, kad jeigu tu nori susirasti, teniso partnerį žaisti žaidimui, o niekas draugų rate nežaidžia, tai tu gali per tą appsą susirasti savo bendraminčių. Ir tikriausiai visokių įdomių ten gali. Ir ne tik, man atrodo, ten ir deitinti gali, susitikinėti, ar neklystu. Labai įdomus požiūris iš tikrųjų apie pačią aplikaciją. Tai iš esmės mūsų tikslas yra sukurti bendruomenės žmonių, kuriuos jungia veiklos, užsiėmimai, tenisas, plaukiojimas, gaminimas, maisto ir taip toliau. Bet jeigu imti plačiaja prasme, tikslas yra tos, kad žmogus keliaujantis po pasaulį visą laiką gali rasti savo bendruomenę. Ar atsikraustė gyventi kažkur kitur, ar tiesiog keliauja tuo metu, ar ne, kažkokioje šalyje arba mieste, kas iš tikrųjų yra pakankamai sudėtinga surasti savo žmonės, su kuriais aš galiu smagiai leisti laiką, ar ne. Tai būtent mūsų aplikacija, mūsų toks, sakyčiau, gal toks take over the world, ne užkariauti pasaulio tikslas, turėti visose šalise, visose miestuose ir kad žmonės galėtų burtis ir bendrauti, turėdami bendras veiklas dėl deitinimo. Tu niekada nežinai. Iš tikrųjų, jeigu kalbėti apie deitinimą, ar ne, kas tai yra gerokai lengviau surasti žmogų aplinkoje, kur aš galiu surasti pagal interesus, ar ne, tarkim, aš mėgstu gaminti, žaisti tenisą, ar ne, ar ten padelį, ar ten eiti pasivaikščioti, ar plaukioti ir taip toliau, ar ne, ir aš iš karto esu toj bendruomenėje, kur yra panašus žmonės alike, ar ne, ir man lengviau bendrauti, aš neturiu to, kaip angliškai pasakysiu, awkward šito tokio nefaino jausmo, kai aš visiškai nepažįstamas žmogus, ar ne, nežinau jo veiklų, nežinau, kas tai yra, nežinau, su kuo tai yra valgoma, ar ne, ir nelabai galbūt ir turiu bendrų temų. Ar ne, kas yra iš tikrųjų dabartinė problema su visais dating appsais ir tas vienišumo jausmas po žmogų labai stipriai išaugo, todėl kad jisai labai daug laiko gaišta suprasti, kas tai yra per žmogus. Vienas žmogus ten savaitėmis susirašinėja, ar ne, ten klausinėja vienas kito, nors niekad nematė ir nesupranta ir taip toliau, o tu iš karto patenki į aplinką, kur tu jautiesi jaukiai, ar ne, tu užsiemi mėgstamą veiklą ir niekad negali žinoti, galbūt tu rasi savo gyvenimo meilę. Bet jeigu tai paprastuoju būdu, tai nebuvo mūsų šita intencija, kad tai būtų dating app. Bet ir šiaip, man atrodo,
kai nueini kažkokį hobį, tinklinį žaisti ar dar kažkur, kartais tai būna irgi nepatogu eiti į draugystę, gal tu nenori. Ir žinai, va čia jau visi yra apsisprendę, kad va jie yra atviri draugystėj, come on. Taip. Nes ir, šiaip dabar Vilniui daugėja tokių kavinių, kur ten sėdi, dirbi ir kartais pradedi kalbėti su šalia esančiu, bet vis tiek lietuvių kultūra yra dar lietuvis, taip, ribos. Yra ribos, lietuvis tikrai kuklesnis ir aš tikrai galiu pasakyti paprastai, kad žmonės užsieniečiai ar nesvarbu iš kur jie yra, jie tikrai bendrauja daugiau. Tarp kitko, vakar kaip tik šnekėjom su savo draugė, šnekėjom apie mokyklas, apie vaikus, ji nėra lietuvė. Ir kaip lietuviai žmonės reaguoja į naujai atvažiavusius tėvelius ar ne su vaikais. Tai normalu, kad moteris iš karto ieško, nežinau, sukurti WhatsApp grupę, kažkaip įsitraukti į tą bendravimą, kaip čia susirasti tų bendraminčių. Jie nori integruotis į visuomenę, į sociumą ar ne, ir kaip iš karto yra tas toks truputį atgrasumo momentas, bet vėlgi, jeigu mes imam aplikaciją ir vėl mes jungiam net ir tas pačias mamytės, net ir tuos pačius vaikučius, mokyklas, ten nežinau, galima suorganizuoti vaikučių pažaidimą futbolo, ar ne, nesvarbu, bet ką yra gerokai paprasčiau, negu eiti tiesiogiai pa žmogų ir kažkaip bandyti išsitraukti tą informaciją ir aš galiu su tavim pabendrauti, teisingai. Tai, aš sakau, mes vakar kaip tik šitą diskutavom ir kad tas nemalonus tas aspektas, nemalonus jausmas visą laiką kažkur kybo ore, toksai. O tada dar kaip Naked No apie ką yra? Naked No. Naked No yra viskas apie natūralius vynus. Tai tu manęs paklausai, kas buvo su natūraliais vynais Lietuvoje prieš tai. Labai mažai buvo. Iš tikrųjų, distributorių ir žmonių, kurie veža ir kurie prijaučia ir kurie mėgsta natūralų vyną, yra pakankamai nemažai. Bet žiūrint Europos lygmenyje, mes tikrai stipriai atsiliekam. Man labai faina, kad suorganizavus festivalį, ir natūralaus vyno festivalį, kuris buvo birželio 1 dieną ir mes tikrai šiais metais darysim gerokai didesnį, tas susidomėjimas, jisai labai stipriai išaugo. Tai netgi dabar žiūrim, ar ne, tuos Michelino apdovanojimus restoranai gavo, labai fainos vietos ir tikrai aš labai džiaugiuosi, kad tas visas gastronominis pasaulis Lietuvoje labai stipriai keičiasi ir žmonės atranda tuos skonius ir jie eina ir mes turim pripažinimą. Tai šitie restoranai turi savo meniu pakankamai platų natūralių vynų pasirinkimą šiai dienai. Kas iš tikrųjų džiugina ir aš, pavyzdžiui, matau žmonių susidomėjimą, aš matau, kaip jie ateina į mūsų parduotuvę klausti, nes jie mato ir ne, kokią informaciją mes duodam apie vyndarius, apie tai, kas yra natūralus vynas. Mes irgi pradėjom nesenai daryti degustacijas ir aš matau, kad žmonės domisi, kas tai yra, su kuo tai yra valgoma ir iš esmės, ar kaip kuo skiriasi, ar ne, konvencinis natūralus vynas. Aš čia galėčiau šnekėti, iš tikrųjų, man atrodo, mes neturim tiek daug laiko, bet iš esmės tai yra tikrai didelis pokytis šiai dienai mūsų rinkoje. Galėsim kitą podcastą padaryti daugiau apie vyną, bet su vynu. Arba su vynu, šiek tiek gera mintis. Bet kodėl aš šiaip galvoju, kad žiūrovom labai vertinga tavęs paklausyti, tai bendrai apie tai, kad tas pats vynas natūralus, dėl ko jis atsiranda, nes gerėja gyvenimo kokybė, tikriausiai vis atsiranda tokių naujų potyrių, bandymų ir panašiai. Ir man tu ir esi toks pavyzdys gyvenimo kokybės kūrimo per visas prizmes. Tiek, aš žinau, kad tu ir nemažai keliavusi, ir gyvenusi svetur, ir gali sau leisti dalykus gyventi kokybiškai pagal, taip kaip tau norisi, ko gero, čia žinai tiek nepažįstu, bet ir kuri mylimą darbą ir iš jo ir išdirbi, tai čia yra, man atrodo, visų svajonė. Tai kaip tau pavyko susikurti tokį gyvenimą? Sunku iš toks, ne? Toks klausimas pagalvoti. Aš gal pradėsiu truputį nuo to, kad žmonės iš esmės pradėjo ieškoti kokybę savo gyvenime.
šitas pokytis tikrai stipriai jaučiasi, čia ne tik kalbant apie vyną, apie dating appsus, apie bendravimą ir taip toliau, šitas mūsų, kaip sakyti, skaitmenizacijos ir informacijos, ar ne, visas šitas procesas, daug visko turim, daug visko galim susirasti, bet labai mažai tiesos, ar ne, ir žmonės, aš manau, pradėjo atsisukinėti ir žiūrėti į tai, kas yra svarbu. Taigi vėlgi, maistas, ar ne, ką aš valgau, kodėl aš tai valgau, ką aš geriu, ar ne, aš nesu šiukšlių dėžė, aš nemetu į save bet ko man nereikia, aš galiu pasidomėti, aš galiu paskaityti, pakuglinti. Iš esmės, paprastuoju būdu, ar ne, galbūt pasidomėti, ką kiti žmonės valgo, kaip jie gyvena, ką jie daro. Iš tikrųjų, tai yra labai graži ir gera viso šito pusė. O apie save, aš esu lygiai toks pats žmogus, kuris nenori į save dėti to, kas nėra man gerai, kas man yra nepriimtama, dėl ko aš jaučiuosi blogai, tai čia galim kalbėti ne tik apie maistą, gėrimą, galima kalbėti ir apie emocijas, ar ne, su žmonės, su kuriais mes bendraujame, ką mes atiduodam savo laiką. Tai, o kaip prie to priejau, nežinau, tiesiog. Nežinau, tiesiog paieškos būdu. Aš niekada neturėjau veiklų, kurios manęs neveža. Ar ne, jeigu mes, tarkim, kalbam apie Naked No, aš vyną myliu. Man patinka jos skonis. Aš mėgstu kvapą, aš mėgstu istoriją. Ar ne, aš mėgstu paskaityti, kaip tas vynas buvo daromas, kas su juo vyko, kokios rankos prie jo lietėsi. Man visa šita istorija yra įdomi. Aš nesu vynų ekspertė, aš nesu someljė, bet nebūtina būti kažkokiu super ekspertu, kad tu galėtum turėti būtent šitos srities verslą. Bet tu turi mylėti. Tu turi mylėti, ką tu darai. Tai čia yra didžiulis skirtumas. Lygiai taip pat apie joinerį, ar ne. Iš esmės, tai vėlgi, tai tikriausiai vėl yra mano standartas, ar ne, man patinka šita veikla, aš matau, kaip tai keičia žmonių gyvenimus, aš matau atsiliepimus, aš matau, kaip žmonės džiaugiasi galėdami turėti kokybišką bendravimą tarpusavyje. Tai čia tikriausiai apie tai. O ką tu pasakytum žmonėm, kurie nori, ar ne, kurti savo verslą, arba kuria, bet stringa, jaučia, kad kažkas neišeina. Aš sakysiu, mes su vyru kalbėjom, bet mes čia darom kažkokį verslą, mes kuriam. Ir dabar klausimas, ką mes visą tai paliksim. Vaikai norės perimti, nenorės perimti, ar čia mums pavyks pastatyti tą tokį, taip sakant, tą imperiją kažkokią. Ir mes taip susižvalgiam ir galvojam, ar tikrai tas kelias yra toksai, kaip tu sakai, rožėm klotas ir jisai ir svajotas. Ir taip ir ne. Ir taip ir ne. Aš iš tikrųjų šitą klausimą galvojau, kaip teisingai atsakyti, bet esmė ir didelis skirtumas, ką aš galiu paaukoti. Nes laiko lieka mažiau viskam. Todėl, kad atsakomybės prisiėmimas už verslą, už žmonės, už veiklą ir už tai, ką tu atiduodi kitiem. Tai yra ne tik tavo darbuotojai, bet yra tai, ką tu atiduodi visuomenė. Ir tu turi prisimti atsakomybę. O atsakomybės prisiėmimas reiškia ką? Tavo laiko suvalgymą. Tai tada mes vėl grįžtam į tą patį dalyką kokybę. Tai jeigu aš nevertinu kokybės ir aš negaliu prisimti atsakomybės už tai visų pirma, kas aš esu, kodėl aš tai darau, ką aš darau ir negaliu sau leisti viso šito suplanuoti ir suprasti, kad aš turiu atsisakyti tam tikrų dalykų. Tada verslo nepavyks padaryti. Nes tai nėra darbas nuo 8 iki 5. Tai yra darbas 24 valandos ir 7 dienos per savaitę. Nes tu negali atsijungti ir šiandien aš nedirbu, aš nieko nedarau. Teoriškai gali. Teoriškai gali, susiplanavęs galbūt ir turėdamas puikią komandą, ką šiai dienai tikrai turiu aplinkui save nuostabių žmonės, bet čia gal truputį plačiau reikėtų pakalbėti. Bet vėlgi, aš sakau, čia yra atsakomybės prisiėmimas. Ir tiesiog supratimas, kad tau tikrai to norisi, kad tu atlaikysi, o kaip tu sakai apie nesėkmės, jų yra labai daug. Jų yra labai daug ir jos vienos yra skaudesnės, kitos yra mažiau skaudžios, bet vėl, kaip į tai žiūri, aš asmeniškai žiūriu į tai kaip į pamoką.
man kiekviena tokia nesėkmė ir kuo toliau, tuo labiau šitos nesėkmės jos tokios, okei, darom kažką kitaip, ar ne? Žiūrėk, žinai, vat čia dabar atsitiko, mes turim tokią X situaciją, ar ne, ką mes galim padaryti? Susirankam ir tiesiog mes ją išsprendžiam. Jeigu anksčiau buvo tokios gal didesnės emocinės reakcijos, nes ir jaunesniai, ir tos patirties yra mažiau, ir galbūt to emocinio balanso yra mažiau, ir ne, tos reakcijos jos būna truputį kitokios, galbūt išpūstos, aš gal sakyčiau, ir ne, tai šiai dienai viskas yra gerokai ramiau. O gal gali pasidalinti skaudžiausią patirtim, kur nesėkmė? Čia toks jau žinai. Aha. Kiek patogu. Nežinau, ar tai galima vėlgi pavadinti skaudžiausią nesėkmę ar skaudžiausią patirtimą. Aš tikrai turėjau įvairių verslų. Vėlgi sakau, prieš tai ten tie dalykai atėjo, praėjo ir neatrodė viskas kažkaip labai big deal. Turėjom ir dizaino agentūrą. Ir aš labai daug metų pradirbau tinklinio marketingo srityje, ar ne? Tai va ten buvo labai įdomu. Tai iš tikrųjų galbūt netgi visas tas toks supratimas, kaip būtent pardavimai, ką tai reiškia, tai yra tinklinis marketingas. Aš gal 14 ar 15 metų Oriflame lūpdažius pardavinėjau, ar ne? tai čia tas toks, tarkim, tuo metu, jeigu tokia nesėkmė, ne, man neįdomu, ką tu čia darai, tipo, čia yra neįdomu, nubaigtų. Bet ten tuo metu, tas ir buvo galbūt supratimas, kad aš nelabai suprantu, tik čia labai faini tie lūpdažiai, man jie labai faini, kodėl tu neperki, kas čia kaip. Ir man reikėjo mąstyti ir suprasti, kaip prieiti. Aš eidavau pas mamą, mano mama ligoninėje tuo metu dirbo ir eidavau su seselėm šnekėti, kaip čia dabar su tais lūpdažiais duoti pasidažyti, ir ne, toks juokingas atrodo, ar ne reikalas, bet mane išmokino tikrai labai daug ir tos tos visos nesėkmės, jos labai stipriai užaugino jo. Jeigu kalbėti apie kitus verslus, aš tiek daug tų projektų, aš net jau visų net ir nebelabai atsimenu, tiesą pasakius, nes kažkaip niekad stipriai nesureikšminau, ateina, išeina. Ar ne, ateina, pavyko, jo, važiuoja, okei, faina, ne, darom, einam toliau. O kiek laiko duodi tam ne? Jauti, kad darot, yra tas labai skirtingai. Energija, žinai, noriu, darau, irgi tikiu. Labai skirtingai, tarkim, ar ne, turėjau restoraną, ar ne, nesenai, kiek mes veikiam apie porą metų, ir Speakeasy baras, tikrai super faina vieta, ir man labai patiko tai, ką darau, ir vėlgi aš esu ta tokia, labai mėgstu gastronominės visas kelionės ir maistą ir visą kitą, ir man buvo labai smagu, buvo labai faina, ir draugams mano buvo labai faina. Esu buvęs faina. Turėti vietą, kur ateiti, bet aš pajutau, kad aš nebespėju. Aš nebespėju, yra ir šeima, ir kiti projektai, kurie yra našesni, arba galbūt turi, pavadinkim, daugiau potencialo. Ir čia manęs kažkas irgi klausė, sako, ar neskauda širdį uždaryti, ar perleisti kažkam. Ne. Tai buvo labai fainas etapas, tai buvo labai įdomu, tai buvo labai smagu, labai fan, viskas, praėjo, ar ne, aš pasiėmiau tą patirtį, kas man iš tikrųjų labai, labai padeda, ar ne, ir kitose projektuose, ir viskas, važiuojam toliau. Iš to gimė Naked Noah, todėl, kad ten ieškojau vynų, būtent natūralių vynų mūsų rinko, ar ne, aš jų neradau tokių, kokių aš noriu. Tai mes padarėm savo. Tai vienas gimdo kitą. Tai klausimas, ar tu tai žiūri kaip į nesėkmę, ar tu tai žiūri kaip į atradimą. Ir esminis skirtumas. Jo, nes daug kas būna, kad pradeda savo verslą ir tada jau užsikimba, kad jeigu jau čia man nepavyks, tai reiškia, aš negaliu būti verslininku. Tai jau ir nepavyks tada. Tai va būtent, jeigu jau taip galvoju, tai... Tada ir nepavyks, tada galima net nepradėti. Jo. Iš esmės, tai nėra tikslo. O kaip tu, aš skaičiau vienam interviu, kad sakei, kad ganėtinai dirbai su savo įpročiais kažkokiais. Gal tu galėtum pasidalinti
pavyzdžiais, kas tau padėjo, ar tai efektyviau veikti, ar tai tiesiog sėkmingiau veikti ir panašiai. Vienas pagrindinis įprotis - viską valdyti. Ką turiu omeny? Visus procesus sekti, nuo iki. Ar ne? Man teko išmokti labai elementarų dalyką - deleguoti ir pasitikėti. Tai čia buvo esminis lūžis, kurio dėka aš galiu turėti daugiau projektų, ar ne? Ir tiesiog paleisti. Tiesiog paleisti, yra komanda, yra žmonės ir žmonės aš pradėjau atsirinkinėti, mano nuomonė, didesnius ekspertus negu aš pati. Aš labai mėgstu būti kvailesnė susitikimuose, nes man yra įdomu. Man yra įdomu, aš jeigu kažko nežinau, aš tyliu ir aš klausausi. Čia yra dar vienas. Čia yra labai geras tipsas. Čia yra dar vienas įprotis. Išsirink žmonės stipresnius už save. Visada. Ir net jeigu, tarkim, vėl mes kalbam apie Naked No, aš nesu vynų ekspertė. Bet mano kolega ir mano partneris yra. Tai kai aš noriu suprasti, kas ir kaip, aš einu paklausti pas jį, bet ne aš pasakoju. Ar dėl to aš negaliu turėti iš to verslo? Nu ne. Šitą verslą galima daryti, bet reikia turėti komandą, kuri yra stipresnė negu tu. Tai va šitoje vietoje tikrai buvo game changer. Man labai pasikeitė ir mano laiko tarpas, kurį aš galiu turėti, tai yra didesnis, ar ne, tada nereikia ten micromanaginti ir žiūrėti, kas ką veikia ir kas ką ir nervintis, nes tada tu esi tam tokiam žiūrkių rate, tu esi bėgime, tu pastoviai tikrinti, pastoviai žiūri, tu čia nenervuotas ir tu neturi laiko vystyti verslo iš esmės ir tu negali turėti idėjų platesnių, tu neturi laiko. Tu neturi laiko būti vizionierių, jeigu tu esi va tose mažose detalėse. Klaidų daro visi. Visi daro klaidų ir jos yra okei. Tai tik tai reikia apie tai pašnekėti, ką aš galiu dėl tavęs padaryti, kad tu dirbtum geriau, kad tau būtų faina, kad tau būtų gerai ir kad tu mažiau darytum klaidų. Ką aš galiu pasidalinti iš savo patirties su tavim. Tai va čia buvo tikrai esminis lūžis ir va tas įprotis viską valdyti, žiūrėti ir bėgioti iš paskas labai stipriai pakeitė visą tai, ką aš turiu. O kokios tai yra tavo dienos rutinas? Ar turi kažkokių, kas tikrai tau padeda geriau dirbti, nežinau? Sportas. Tikrai taip. Daug metų sportas tai yra mano koncentracija. Tai yra tai, kur aš išsilieju ir pasikraunu. Ir tai yra daug metų ir tai yra man it's a must. Aš būtinai turiu turėti savo laiką sportui. O ką sportuoji? Tiesiog sporto salė. Tiesiog sporto salė ir plus šokis. Šokis man irgi yra kažkas tokio, jeigu aš jau visiškai nebežinau, ką daryti arba kaip elgtis, arba jau mane ima depresinė nuotaika, kas irgi būna. Tai šokis man yra tai, kas labai stipriai gelbėja. O ką tu dar darai, kaip sakai, jeigu ima depresinė, kaip gal kažkada pastebėjai, kokiose situacijose atsiranda tokie, žinai, liūdnesnės emocijos, ar tai pyktis, ar kažkokios nepatogios situacijos. Galbūt, kai nori padaryti labai daug ir matai, kad tu nebeapriepi, o matai, kiek daug galima padaryti ir galbūt tas toks momentas yra, kad aš ir nežinai, nei ko imtis, nei ką daryti, nei kur eiti ir norisi viską suspėti, o negali, ar ne? Tai čia galbūt čia yra mano asmeninis toks, norisi bėgti, lėkti, daryti ir nesustoti, kur iš tikrųjų galbūt tai nėra super gera savybė, nes vis dažniau save bandau atitraukti ir pažiūrėti į viską iš šonų, ar ne? Biškai labiau susiplanuoti, labiau susidėlioti, kas irgi, jeigu grįšim prie šitų įpročių, tai čia yra vienas iš tų įpročių, kuriuos man dar reikia perkasti. Planuotis. Kas man labai sunkiai pavyksta, nes aš esu super chaotiškas žmogus. Aš labai chaotiškas žmogus ir man labai reikia, aš vis laiką prašau, kad man sudėliotų, kad jeigu kažką reikia, kad būtų padaryta, turi būti mano kalendorijoje. Prašau. Nes kitu atveju tai padaryta nebus ir bus pamiršta ir nebus sutvarkyta. Tai čia dar šitą man dalyką reikia
perkasti ir labiau įsisavinti. Bet čia gal yra tai, kad tu labai dažnai būni tokioj flow būsenoj, kas yra, žinai, neįdedi daug pastangų, bet darai iš savo ir tada, žinai, kartais pameti tą laiką. Irgi gali būti tiesa. Nu, nes ne visiems pavyksta, žinai, taip įsijautusiai dirbti. Tai vat, dažnai, man atrodo, kur sako chaotiški žmonės, nu gal jie nėra itin ten chaotiški, gal iš tikrųjų jie taip užsidirba, taip kaifuoja darbe, kad net, nu... Man visko norisi daug iškart čia ir dabar. Ai. Šitas taip. O tai dabar kaip tu susirandi partnerius? Nes aš, vat, kaip tu ir pasakei, kad renkėsi stipri žmonės, tai vat, aš kiek suprantu ir Joiner app'e, jūs turit kažką iš Tinderio ar ne Taip. Komandos. Tu pati buvusi Uberio marketingo vadovė, ar Taip. ne? Tai kaip tu apsuvi save tokiais kietais žmonėm, kur juos randi? Iš tikrųjų, tai nesu tik aš, jeigu mes kalbam apie Joinerį, tai daugiau su mūsų komandos struktūra ir nariais dirba mano partneris Eduardas. Tai čia labiau yra jo nuopelnas, kuris, nu, čia yra tikrai jo expertise, jis yra šaunuolis tame ir labai daug pritraukia gerų žmonių ir stiprių žmonių į komandą, kas dirba su techninė dalim. O apie tai, kaip pritraukti stipresnių žmonės, aš tiesą pasakius nelabai ir žinau, kaip atsakyti tau šitą klausimą, nes nėra tokio ieškojimo, bet nėra, kad aš pagalvoju, kad man reikia surasti būtent šitą žmogų. Aš galbūt tiesiog savyje visą laiką šitą turiu ir nešioju, čia gal labiau yra mindset, čia gal labiau yra apie tai, kad ko aš noriu, ar ne, ir aš, paleidžiu šitą, kad, man labai norėčiau turėti šitą projektą, bet labai būtų faina, jeigu prisijungtų, nežinau, kas žino apie vyną, somelį arba kažkas, ir tada tiesiog kalbi su žmonėm, tiesiog reikia kalbėti, reikia bendrauti, ar ne? Sakyti garsiai, ko tu ieškai visada, nes susitikimai žmonės bendrauja su žmonėm, tai buvo visada ir taip bus visada, ar ne? Ir jeigu aš vienas pats savo atsisėdęs galvoju, kaip man būtų faina padaryti šitą projektą, jo, faina. Faina, jo. Ir laukiu. Jo, ir laukiu, kas nors gal atneš, gal man paskambins, pasakys, kaip tai padaryti, ne, tai jeigu tu degi šitą idėją, tu tik kitą idėją visą laiką prisijungs. Ir visą laiką prisijungs žmonės, kurie lygiai taip pat tikės tavim. Bet jeigu, ar ne, kaip tu sakei, aš visą laiką galvoju apie tai, kad, gal pasiseks čia, gal nepasiseks, o tu norėtum kažkaip, čia padalyvauti. Arba, žiūrėk, aš čia stringu, man reikėtų pagalbos, matau, tu labai fainas. Taip. Ir neparduosi, ar ne? Visai kitokia žinutė. Ne, nes tu turi save parduoti, bet aš tiesą pasakius net negalvoju apie tai parduoti. Aš tikiu tuo, ką darau, man yra faina, aš kaifuoju ir mano nuomonė atrodo, kad tau irgi turėtų būti faina, kodėl ne? Taigi liukščia, faina, šitas projektas ir šitas projektas, davai, prisijung. Mes kaifuosim kartu, tai va čia yra visiškai kitas priėjimas, bet čia tikriausiai turi kažkas pasikeisti galvoj kažkokiu momentu, kad tu suprastum, kad tu nori eiti ir tu nori daryti ir kad tau niekas neatneš. Tai va čia tikriausiai, tame yra visas šitas žaidimas. Labai nemažai, aš pati dariausi interviu, kalbinau žmonės, kurie pradeda savo veiklą. Taip. Ir susiduria su tokiom problemom, kaip pavyzdžiui, nebenori daryti tam tikrų dalykų, kartais jos vadina šūdvarbiais, nors kai kam būtų tai tikriausiai wow, max mėgstamiausias darbas, ar ne, arba varau, o nėra rezultato, visą laiką ant to pačio. Gal tu pastebėjai, kodėl žmonės išsisuka į tokį ratą, gal pati turėjai patirti ir kažkokį savo proveržį, kada pajutai, aš atrakinau šitą skrynę. Reikia pagalvoti. Būna tokių momentų, tikrai būna. Ir dabar būna, ne? Jo, tikrai būna tokių momentų, bet tiesą pasakius, aš gal jau taip neišskyriau ir nepastebėjau, nes man tai toks, aš einu, darau, matau, kad neveikia, keičiu. Toks, paprasčiausias. Kažkaip paprastai, nes tu negali būti tame, jeigu tau neveikia, beldžiu, kiek galima belsti į tas duris, kurios neatsidaro. Tai arba aš beldžiu ne į tas duris,
Arba gal man tiesiog nereikėtų ten belsti. Tai vat, čia vėl klausimas, kiek ilgai tu nori būti, vat, vėl tame rate, kuris, nevažiuoja. Ir iš vis kam ten būti. Tai apsisukau, pakeičiau galbūt strategiją, galbūt žmonės. Vėl išėjau, taip sakant, out ir pasišnekėjau patarimo, ar ne? Aš vėlgi grįšiu tą patį. Visada reikia kalbėti ir ieškoti, su kuo pasidalinti savo patirtimi. Klausyti žmonių, nežinau, ten TED Talk, podcastai, kas tik tai nori, kur yra sėkmingi žmonės, klausyti, ką jie daro. Kaip jie tai daro, kodėl jie tai daro, kas jie yra tokie, kokie yra jų įpročiai. Ir nežinau, kalbėti čia Lietuvoje mes turim super sėkmingų žmonių ir tikrai aš nemanau, kad jeigu parašysi žinutę labas, aš turiu ten tokį ir tokį projektą, gal tu gali skirti skambučiai, nežinau, man 10-15 minučių, aš turiu tau X klausimą, ar galiu su tavim pasitarti. Yra buvę, tikrai yra ir man rašė ir aš tikrai mielai buvau susitikusi su keletu žmonių, skyrusi laiką pakalbėti, pasidalinti. Nieko nėra blogo, nes aš pati taip darau, aš pati rašau, aš pati klausiu, tai va tada ateina atsakymai. Nereikia bijoti bendrauti ir nereikia galvoti, kad jeigu yra kažkoks žmogus ar nesėkmingas, arba jisai ten turi tam tikrą poziciją, jisai man neatsakys. O aš jam parašysiu, aš jo paklausiu, ką aš prarasiu. Blogiausia gali būti tai, kad jis tau neatsakys. Geriausia gali būti tai, kad tu gausi savo patarimą tokį, kuris tau ir duos tą proveržį. Jo, tai aš kaip suprantu, tavo atveju tau ir padeda dažniausiai gyvenime kažkur stringi, parašai. Bendravimas, taip. Bendravimas, ar ne? O kur tu susirandi erdvių? Tarkim, aš kaip suprantu, kad tikriausiai šiaip esi aktyvi, dalyvauji ir bendrauji su žmonėm. Ar turi kažkokias bendruomenės, nežinau, tų pačių verslų, ar, kur randi tuos žmonės, kam tu kalbi ir pasakoji apie savo idėjas? Draugai. Draugai, aplinka. Draugai tikriausiai jo pagrindinis, nes visą laiką gali paklausti vieno, nežino, parekomenduoja su kažko pašnekėti, visų pirma galbūt patikrini savo artimą ratą, tada duoda kažkokius toliau kontaktus ir net tas pats LinkedInas labai stipriai praverčia šitoje vietoje. Konferencijose eini, ieškai atsakymų, arba galbūt ten matai, kad bus konkretus žmogus, gali jo pasiklausti, pasišnekėti. Aš manau, čia tik fantazijos klausimas, iš esmės. Ir kiek stipriai nori šitą projektą išvystyti, ar ne? Vėl, jeigu aš noriu, aš jaučiu, kad man reikia, aš padarysiu šitą, aš tikrai nueisi bet kur. Nueisi bet kur, kad tai įvyktų. Aš šito klausiu dėl to, kad man atrodo, kad nemažai žmonių tiesiog nemato tos galimybės, kad čia yra draugai ir kartais ieško kažkur toli, kai yra labai viskas arti. Pasakai vienam žmogus, jis pasako tą, rekomenduoja ir čia tas toksai tavo tinklas, ar ne? O tu žiūri, man duokit kažkokio verslo bendruomenę. Noriu su Elonu Musku pasišnekėti. O realiai viskas yra taip arti. Ir kitas dalykas dar yra tas, kad bijai savo įvaizdį susigadinti. Tu kaip marketingistė gal irgi Uberyje, kai dirbai ir plus pakeitus tiek verslų ar ne skirtingų, ką šituo klausimu galiu pasakyti, kaip su įvaizdžio kūrimu, nes brandingas šiaip tai jisai nesusikuria per dieną. Ne. Tam reikia laiko, bet kaip jeigu tu keiti, nes irgi žmonės, čia pradėsiu daryti, man neišeis, tada mane galvos, kad aš nevykėlį, žinai. Irgi tokių daug baimių yra, pradedant ar vystant ir kai nesiseka. Kol nepaklausiai, nepagalvojau, žinai. Nes tau natūraliai, ar ne? Tiesą pasakius, aš kol nepaklausiai, net ir nepagalvojau, kad galima taip galvoti. Nes tu tikriausiai galvoji apie save kaip ekspertę tam tikrų sričių, ar ne? Iš esmės aš negalvoju apie save kaip apie ekspertę. Įdomu. Tai iš tikrųjų negalvoju, nes jeigu aš tiesiog darau, aš turiu viziją, aš turiu dalyką, kuris man faina, kuris man patinka. Aš surasiu žmonės, kurie prie to prisijungia, jeigu jie yra geresni ekspertai ir jie žino, wow, valio, o aš ilgainiui irgi suprasiu, kaip visą tai daryti ir valia. Ir mes turim kažką faino padarę. Lygiai taip pat imkim natūralaus vyno festivalį, ar ne? Ar aš kažkada dariau festivalius? Ne. Ar man tai problema?
Ne. Ar aš pagalvoju apie tai, kad gali nepasisekti? Ne. Geras. Ar buvo žmonių, kurie sakė, kad, tasme, tau čia negerai su galva, ką tu čia darai, nes, čia nesąmonė, čia Lietuva nepasiruošusi, baigtų, čia niekas neteis. Ir man toks, jo. Bet aš dariau, nes man faina. Ir prisijungia nemažai žmonių, kurie, irgi sako, žinai, kaip faina. Ir aš reagavau į tuos žmonės, kurie sakė, kaip yra faina, kaip yra smagu, kaip yra linksma, darom. Bet ne į tuos, kurie sako, tau truputį kažkaip čia, žinai, nelabai yra kažkur, tugi nežinai nieko, tu čia nieko nesupranti, o ką reikia suprasti? Verslo principai visur yra vienodi. Arba tu parduodi save ir savo idėją, arba tu to nepadarai. Viskas. Čia yra visas pagrindas. Tai čia maždaug bendrai patarimas, jeigu eini pusę kojas galvodamas, kad tau pavyks ar nepavyks, tai gal geriau neik. Geriau neik. Tikrai taip, geriau neik. Pusę kojas tai... Aš sakau, žmonės visą laiką galvoja, kad turėti savo verslą yra toksai... Kieta? Kieta, kaip yra kieta, yra faina. Nedirbsiu, keliausiu. Jo. Aha, o gaunasi visiškai atvirkščiai. Norėjau dirbti, norėjau keliauti, bet dabar turiu savo verslą. Kaip čia dabar man viską suderinti? Tai tas suvokimas, mūsų iš tikrųjų galbūt ir nelabai mokė, ką reiškia turėti savo verslą. Mūsų nemokė to finansinio raštingumo. Mūsų mokė gerai baigti mokyklą, įstoti į universitetą ir susirasti darbą. 3 pagrindiniai dalykai, kurie buvo kalami į galvą, tu turi būti, taip, ar ne, viskas turi būti padaryta, turi būti suplanuota. Bet apie tai, kas yra verslas, kas yra finansinis raštingumas, kaip tu elgiesi su pinigais, ar ne, kas yra lyderystė, kas yra planavimas, kas yra visas kaupas to, kaip, nežinau, ten gyvena kitose šalise arba kažkur, arba tie verslininkai, speakeriai, nežinau, ir belia kas kitas. Mes tik tai matėm, iš ko, nežinau, ten televizorius kažkur ten pasišingia ir taip toliau, bet mūsų niekas nemokė šito, ar ne, mes neturėjom to mokykloje ir nelabai turėjom universitete, teisingai. Tai dabar tik tai viskas yra pasikeitę ir iš tikrųjų ta naujoji karta, kurie ateina, jie jau yra kitokie. Ir aš iš tikrųjų galvoju, man yra taip gaila to laiko, ar ne, kad aš pakankamai vėlai pradėjau ir iššokau iš šitą traukinį, nes neturėjau informacijos. Tiesiog mano tėvai ne verslininkai. Aš norėjau klausti, koks tavo backgroundas, iš kur tu išmokai to verslumo? Nežinau. Tiesiog ilgainiui, ar ne, pakeliui. Ir vis dar mokausi, ir dar mokinsiuos. ir man tai patinka. Tai vėl, ar žmogui šitas kelias patinka, ar ne visiems patinka, ne visiems to reikia. Kiti nori ateiti į darbą, atidirbti savo valandas, uždaryti duris, užlenkti savo laptopą ir viskas. Ir ties tuo diena baigta. Ir tame yra viskas okei. Tame yra viskas gerai ir galima tikrai gyventi labai fainą, gražų, gerą gyvenimą ir uždirbti daug pinigų ir viskas yra tame fain. Man taip netinka. Todėl aš renkuosi kitą kelią. Ar jisai yra lengvesnis? Ar jis yra sunkesnis? Čia kaip kam? Kaip kam? Kaip kas pasižiūrės. Bet man gera tame. Man tame gera, aš jaučiuosi laiminga ir niekada negrįžčiau atgal, nedaryčiau kito pasirinkimo. O dabar kadangi užsiminė apie finansinį raštingumą, ar tu kada nors pastebėjai, kuo skiriasi, tarkim, turtingų ar turtingesnių žmonių įpročiai, įsitikinimai nuo žmonių, kurie gyvena, tarkim, nuo algos iki algos, būna galbūt nelaimingi, kad trūksta, skundžiasi ir panašiai. Taip. Ar pastebėjai skirtumus? Tikrai taip. Turtingi žmonės nesitaško pinigais. Jie planuoja savo finansus ir juos planuoja labai stipriai. Ir plus jie yra vizionieriai. Tai reiškia, kad vėl aš nestoviu mažose dalykuose, ar ne? Maži dalykai yra įsprendžiami lengvai, ar ne? Jie yra vizionieriai, planuotojai ir
ir iš tikrųjų labai, labai stipriai planuoja savo finansus. Tai yra iš tikrųjų ir investicijos, ir verslai, ar ne, ir investicijos į kitus verslus. Iš tikrųjų viskas yra labai, labai stipriai sudėliota. Nėra taip, kad ar ne, gavau čia didelį projektą ir aš daug uždirbau, tai nusipirkau savo Bentley, ne, ir vėl laukiu, kol čia pas mane ateis ten kitas projektėlis. Tikrai ne. O vat tame ir yra didžiulis skirtumas tarp žmonių, kurie turi tą, aš vadinu, varguolio mąstymą. Vietoj to, kad aš gavęs pinigų pagalvočiau, ar ne, galbūt aš nueisiu ten į kokį 10 startupo konferencijų. Pasižiūrėsiu, gal aš čia kažkur galiu įdėti tą savo, ten nežinau, 1000 ar 100 ar kiek tu turi tų eurų, kad pinigai pradėtų dirbti ir aš pasižiūrėsiu, kaip tai veikia, ar ne. Kaip man čia kur investuoti, su ko pasikalbėti, kaip man įdarbinti tuos pinigus, kuriuos aš turiu. Ką daro? Ne. Taip. Perka bet ką, išleidžia ant to tokio emocinio pasikrovimo ir vėl aš esu ten pat. Ir vėl aš esu tam pačiam taške, žiūriu į kitus, kurie gyvena labai fainai, labai gerai, turtingai, prabangiai ir visą kitą, bet pats sau to leisti vėl nebegaliu. Kodėl? Visi kiti kalti, o aš ne, teisingai. Ir vėl aš nuėjau, čia, nežinau, Stasys ir Marytė, jie yra tokie ir tokie tikriausiai prisivagė. Tai čia irgi įsitikinimas, kad turtingi žmonės yra vagis. Ir kai kurie netgi bijo, pavyzdžiui, įsitikinimas paprašyti pinigų arba jaučiasi neverti. Tai čia, aišku, terapija tikriausiai yra geriausias dalykas susitvarkyti. Bet, aš įdomu yra, ar tu pati jutai, tu vis tiek dirbai organizacijoje ir turi darbuotojų. Taip. Ir matai, kaip jie vertina savo finansus, kaip savo vertę ir panašiai, kaip skiriasi žmonės, kai darbinai galbūt skirtumas vertės, kada jaučiasi, turi labai gerus įgūdžius, tarkim, bet... Taip yra. Taip ir visokių žmonių yra ir vienus tu gali pamokinti, papasakoti, aš visą laiką stengiuosi pasidalinti, ar ne, jeigu aš turiu kažkokių idėjų, ar galima ten investuoti, lygiai taip pat, tarkim, aš nesu ten ekspertė, ten kriptovaliutos, bet aš kažkur pasižaidžiu, ar ne, ten pasižaidžiu, čia pasižaidžiu. Ir aš visą laiką skatinu bandyti ir eksperimentuoti, ir skaityti, ir įgauti to bent dalį, bent kažkiek to finansinio raštingumo. O darbinant, neturiu šitų klausimų. Ta prasme, man yra svarbiausia, bet tai ar žmogus tiki tuo, ką mes darom, ar jam patinka, ar jisai gerai jaučiasi. Ir ar jisai yra pasiruošęs judėti toliau ir kaip jisai mato viziją. Nes vieną viziją matau aš. Bet kodėl aš tavęs paklausiu apie Joinerį, kaip tu matai, nes man yra įdomu, ar ne, kaip žmogus priima tą informaciją, nes aš galbūt ten matau labai, labai toli, bet aš nematau, kas vyksta čia, ar ne. Tai irgi yra įdomu, tai labiau gal priimantį darbą, mes kalbam apie tą vizinį dalyką, ar ne, apie tą jausmą, apie tą emociją, ką aš noriu čia padaryti, dėl ko aš čia ateinu, ką aš noriu pakeisti, arba ką aš noriu pridėti, ar ne, galbūt aš esu ekspertas kažkokioje srityje, ar ne, ir aš galiu sukurti nišą dar vieną, ar ne, tai, čia iš vis būtų super faina. Tai gal labiau apie tai. O ar yra kažkokių, konkrečių patarimų finansiniam tam raštingumui, ką tu darytum? Kad tavo top kažkoks, ką must. Mokintis. Tiesiog mokintis. Tiesiog pasimti profus, pačiam skaityti. Tiesiog mokintis, pačiam skaityti, taip, pasimti profus, pasimti konsultantus, net iš tikrųjų ir didžiųjų kompanijų savininkai visą laiką turi savo finansinius ar ne patarėjus, tu negali viską vienas suprasti ir daryti, aš visą laiką irgi klausinėju. Galima ten paskaityti. Iš tikrųjų, jeigu taip labai atvirai, aš galvoju, kad man ir pačiai reikėtų stipriau į tai pasinerti ir tikrai ateityje planuoju ir galvoju, kad labai norėčiau įgyti tą stipresnį finansinį išsilavinimą, kas iš tikrųjų yra labai būtina. Nes be finansinio pagrindo, be supratimo, kaip ateina pinigai tavo, kur išeina tavo pinigai, ar ne, tai kad apyvarta nėra pelnas. Kad jeigu pinigų yra sąskaitoje, tai nereiškia, kad aš uždirbau.
ar ne? Nes yra išlaidos, yra planuojamos išlaidos, yra labai daug dalykų, ar ne? Nes čia vat irgi vėl yra tas faktorius, ką aš iš tikrųjų tikrai pastebėjau ir matau, kad žmonės pradėjo savo verslą ir gavę tą pirmą uždarbį nesupranta, kad tai yra tik tai pradžia. Kad yra labai daug, kur tu turi atiduoti nenumatytų dalykų, kuriuos tu turi suplanuoti. Tai va šitoj vietoje reikia labai, labai stipraus finansinio pagrindo, kad tu galėtum toliau vystytis ir suprasti, nes iš tikrųjų gaunasi taip, sąskaitoje yra pinigų, bet aš noriu pagerinti čia, aš išleidžiu tenai, bet kas atsitinka, aš nebeturiu padengti pagrindo, aš nebeturiu kaip man čia sužaisti ir gaunasi taip, kad sąskaitoje pinigų nebėra ir aš turiu uždaryti verslą. Tai čia aš net gal sakyčiau, daugiau verslų arba idėjų žlunga ne dėl to, kad tai yra bloga idėja. Ne todėl, kad tai yra nefaini arba negeri žmonės, bet todėl, kad nėra finansinio išlavinimo. Ir nėra stipraus pagrindo, arba nėra stipraus žmogaus, kuris visą šitą laiko, ar ne komandoje, tarkim, kuris supranta labai gerai šitą dalį ir atsisėdęs to paaiškina. Žiūrėk, mes galime daryti A, B, C ir D. Ir mūsų pasirinkimai yra tokie ir pasiekmes yra tokios. Ar mes galime sau tai leisti, ar mes negalime sau tai leisti, arba mūsų žingsniai turi būti tokie, kad mes turime, tarkim, pritraukti daugiau, padaryti daugiau tam, kad mes galėtume eiti kažkuria linkme. Tai yra labai svarbu. Čia kaip tik yra, man atrodo, kadangi aš labiau solo, bet Profit First yra knyga, nežinau, ar žinai. Girdėjau. Bet, man pakeitė labai mąstymą viena knyga, kad reikia galvoti apie tai. Girdėjau, bet niekaip neprisiraš, nes tu ne pirma, kuri šitą knygą iš tikrųjų mini. Tiesiog labai apverčia mąstymą, kaip tu turi mąstyti apie savo verslą, nes jeigu ten uždirbi per mėnesį, nežinau, tarkim, 3000 ir tu taip gyveni, bet neatsidedi savo, kas tavo yra. Taip. Profitas jau grinai, kaip ten siūlo 1 arba 10%. Tai kai pradėjau vedinėtis atskirai, aš pradėjau jausti, kad aš uždirbu. Nes prieš tai, tai taip ir gyveni, žinai. Yra, nėra. Tai išleisiu kažkam, investuosiu į savo projektą ten ir tie pinigai tiesiog taip, kaip tu sakei, taip ir plaukia, bet kur noriu, metu, neturėjau, kai pradedi taip dėliotis į stalčiukus. Kažkaip man labai padėjo, nors aš tikrai finansinio raštingumo dar irgi mokysiuos, bet tiesiog ta knyga buvo pirmas lūžis, man atrodo, kur... Būtinai paskaitysiu, ačiū. Dar gal tu gali pasidalinti, pavyzdžiui, Uberio patirčių išmoktas pamokas, kas veikia prisitraukti klientus arba žinomumui, kokie dalykai jums labiausiai suveikia. Kuo daugiau eksperimentuoti. Ir daryti visiškai out of the box. Jeigu mes kalbam apie tokias marketinginės akcijas, kurias mes darėm, ar ne, Uber Kittens, Uber Ice Cream, kalėdinė, tiksliai, pamiršau, kalėdinė eglutė, BAD, ar ne, Bars Against Drunk Driving, kur mes darėm, kad žmogus, jeigu yra išgėręs, jis gali palikti automobilio raktus bare ir jis gauna nemokamą kelionę namo. Tai įžymų žmonės dalinosi savo blogom istorijom apie tai, kaip jie vairavo išgėrę, ar tai dviratį, ar tai automobiliai ir kokios to buvo pasiekmes. Pasivažinėjimas senoviniais automobiliais, net pitch buvo galima daryti su verslininkais, ar ne, ten turi 2 minutės, įsėdi automobilį, tu pitchini didiesiam verslininkam Lietuvos, ar ne, ir tu gali gauti investiciją savo projektam. Daug tokių idėjų, kurios, jos tiesiog nėra įprastos. Ir tiesiog eksperimentuoti. Vėl, have fun. Ar man faina? Jo. Ar žmogui, kuris tame dalyvauja, faina? Taip. Tai tikriausiai labiausiai suveikia visas tas toks, sakyčiau, marketinginis maratonas visų šitų įdomių akcijų ir atrakcijų. Labiausiai. O tarkim dabar, kur jau daro Joiner app, kaip manai, kas jums labiausiai veikia ir, nežinau, galbūt gali pasidalinti kažkokiais ar planais. Kas labiausiai veikia, tai kas iš tikrųjų elementariai yra nepaslaptis, yra influencer marketing, ar ne, žmonės žmonėm. Kadangi mūsų appsas yra apie žmogų,
apie community, apie žmogų, kaip jis gyvena, ką jis daro, kokios renginiuose jis dalyvauja, pats kuria renginius, ar ne? Tai tas proveržis labiausiai jaučiamas tada, kada žmonės kalba apie tai, ką jie daro ir ką jie veikia. Tai vėlgi, jeigu kalbėti apie tokį marketingą, tai visą laiką reikia pagalvoti apie tai, apie marketingą kaip apie artimą ryšį. Ir ne? Jeigu appsas yra apie žmonės, vadinasi, žmonės ir turi tame dalyvauti, ar ne? Juk nėra tokio dalyko, kad filmuoju kažką, nežinau, net nesugalvoju, ką čia dabar kaip pavyzdį pasakyti, bet nesidalinant žmonėm apie tai, ką jie veikia ir kodėl jie renkasi šitą appsą, arba kaip jie dalyvauja eventuose, arba kodėl jie pasirenka, tai aš manau, kad tai neturėtų prasmės jokios kitos marketinginės kompanijos. Ar ne, reklamos ar kažkas, nežinau, tu pamatai, atsisiųsk Joiner app. Kodėl? Kodėl aš tą turiu daryti? Bet kai tu matai žmogų, kuris sako, aš atvažiavau į miestą, žinai, aš buvau naujas žmogus tame mieste, bet žiūrėk, žinai, suradau tokį appsą, dabar aš čia turiu draugų, aš galiu dalyvauti ten ir ten, žinai, jeigu tau tai rezonuoja, žinai, prisijung, veikia kitaip, teisingai, negu tiesiog tik tai atsisiųs tą appsą. Arba tau rezonuoja, arba ne. Vėl klausimas tikslinės auditorijos ir žinutės. Tai čia jau tokie, kaip pasakyti, galima ir pasigilinti, galbūt sekantį kartą. bet iš esmės aš visą laiką už tai, kad žmogus turi dalyvauti tam, jis turi pasakoti ir tai turi būti gyvas marketingas. Žmonės šiai dienai nebeperka produkto, jie perka istoriją. Jau labai senai žmonės nebeperka produktų. Ir iš tikrųjų iš to vietoje labai parekomenduočiau paskaityti Scott Goodson, Strawberry Frog agentūros New York'e savininko knygą Storytelling Marketing. Tai šita knyga man, jeigu tau finansuose pakeitė ar ne, stipriai tavo supratimą, tai šita knyga pakeitė supratimą man apie tai, kas yra marketingas. Ir kaip visą tai organizuoti, ir kaip dėlioti, kaip pasakoti istoriją. Nes vėl, grįžkim apie vyną, ar ne, kai tu ateini į parduotuvę ir tu sakai, aš nežinau, bet, norėčiau kažkokio tai vyno, bet tu supratimo, žinai, neturi. Tau sako, tai čia yra baltas, čia yra raudonas. Čia tu, ką žinau, duok tą man raudoną. Bet jeigu ateina ir sako, žiūrėk, čia, žinai, yra Lambrusco vindarys, nuo 1930 metų daro vyną, jisai yra, žinai, top šito regiono vindarys, jo šeima dirba x metų ir jie daro turi keletą vynogių, visą laiką slepia vynogės, kurios yra tame butelyje ir atidarius visą laiką yra surprizas, tai labai faina būtų, jeigu pabandytum. Skirtumas didelis, teisingai. Taip. Tai ar žmogus perka produktą, butelį, ar jisai perka istoriją, kurią tu pasakei? Taip, aš dabar kaip tik buvau Klaipėdoj savaitgalį ir sužinojau, kad faksą Klaipėdoj visi žino, aš nežinau. Ne. Čia tikriausiai toks baras, kur daug metų dirbo ir visi jį žinojo, kad ten baras kaip piano menas galbūt. Daug metų dirbantis, tokia aludė gal labiau. Labiau alaus vieta. Ir Klaipėdai dabar jau ruduo nebelabai kas vyksta ir buvo įdomu, tai kaip čia tas faksas gyvena. Ir pasirodo, fakso owneris pardavė faksą, nusipirko Rory ir ten dabar visas veiksmas. Ir tada galvoju, kaip taip įvyksta. Kaip žmogus padaro tokį, vienas owneris, savininkas padaro tokį kažkokią bendruomenę, kuri eina, auditoriją, kuri eina, ten tas pats piano menas ar ne. Ir dabar tavo pavyzdys yra tas Naked No, irgi bendruomenė, kuri irgi būrėsi, tas pats Joiner appas irgi ten bus bendruomenė. Ir yra bendruomenė, kur irgi kitokie žmonės. Tai yra įdomu, kaip sukurti tokį, kad, tiesiog tu ateini ir tau kažkaip rezonuoja visas tas vaibas, energija ir tu renkiesi. Būtent renkiesi arba tai vyno, natūralaus vyno auditorija, daug šansų, nebūtinai visi ir vyno mėgėjai ten buvo. Taip. Pagerėjai. bet kažkas įdomaus tame yra, dėl ko eina. Tai kaip tu manai,
kaip va tas community būrimas toksai? Aš manau, kad reikia labai daug darbo ir truputį sėkmės. Tikriausiai, kad šitas sėkmės faktorius jisai vis tiek yra, galbūt tos charizmos, vėl istorija. Ką aš papasakoju apie save, ką aš atiduodu tiem žmonėm, ką aš atiduodu į eterį, ar ne, kaip aš tuo dalinuosi. Ir yra iš tikrųjų ir labai daug energetinių dalykų. Ar ne, tai jeigu aš skleidžiu visą šitą savo patirtį, aš degu tuo, ar ne, kaip vėlgi sakai, aš nesu pusę kojos tame, aš esu all in. Ir žmonės tą mato, jie mato tą didžiulį skirtumą, kaip ir sakiau, atėjusi parduotuvę baltą, raudoną. Ar tu vėl, ar ne, atiduodi tą visą save tam, tai yra labai didžiulis energetinis skirtumas ir žmonės labai greitai tą nuskaito. Tai todėl ir sakau, kad reikia daug darbo ir truputį sėkmės. Ir patikėti savim, ir tą atiduoti ir daryti iki galo. Iki galo visiškai. Va čia ir man atrodo gali būti žmonių proveržis didžiausias pradėti tikėti savim ir savo veiklą, nes čia irgi yra toksai, ar tau visada buvo tas jausmas, ar kažką turėjai keisti, nes čia susiję kažkiek tikriausiai ir su lyderystės įgūdžiais, kad tikiu tai, ką darau ir drąsiai einu ir sakau ir komunikuoju apie viską. Ar visą gyvenimą tokia buvai? Ne, tikrai ne. Šitas kelias ir tam tikri supratimai atėjo ilgainiui, ar ne, stebint reakciją save, dirbant su savim. Vėlgi, dirbant su savo ir iškalba, ir pardavimai, ir aš nežinau, aš nesu mačius, kad žmogus gimtų su visais šitais įgūdžiais tobulas ir viskas jau yra įduota ir padaryta. Ne, tai vėl ar tu nori mokintis ar ne, ar tu gavęs tą pirmą atsakymą ne ir gavęs pirmą nesėkmę, tu atsisėdai, verki ir kaltinai, aš lopas jo ir aš kaltinu visus aplinkui, kokie yra blogi ir man nepadavė šito, ar aš atsistoju ir pagalvoju, okei, čia kažkaip nefainai gavosi, ką man su tuo daryti? Ar ne, vat, kur aš stringu? Ar aš stringu pardavimuose? Okei, galbūt tai nėra mano stiprioji pusė, kaip man atrasti savo stiprią pusę? Tiek kursų. Ir online, ir mokamų, ir nemokamų, ir kokių tu tik tai nori. Šiai dienai tos informacijos yra visiškas perteklius, tu gali nuo ryto iki vakaro atsisėdęs mokintis ir žiūrėti, kaip į save įdėti tam tikrus elementus, kad tu galėtum atsistoti ir suprasti, kad tu esi geresnis, negu tu buvai vakar. Ką tu darai, pavyzdžiui, dėl iškalbos ir pardavimo? Iš tikrųjų, aš dirbau labai fainai kompanijoje TMD Partners. Tikriausiai daug kas jie žino, nuostabi kompanija ir tikrai labai įdomu žmonės dirba ten ir aš buvau atsakinga už šaltus skambučius. Tai šalti pardavimai. Oho, saldu nebuvo, labai įdomu. Bet labai praugdėt. Labai stipriai. Ir iš tikrųjų aš stebėdavau konsultantus, ar ne, kaip jie veda verslo procesus, nes aš dalyvavau ir konferencijose, kur jie darydavo, ar ne. Tai labai stipriai pakeitė mano pasaulėžiūrą. Labai stipriai. O šalti skambučiai, aš dabar neatsimenu, kiek aš per dieną turėdavau padaryti, apie 60, man atrodo, pardavinėti mokymus. Iš tikrųjų, tai dar nebuvo labai populiaru tuo metu, čia buvo daug metų atgal, man gal buvo 20 metų, aš dabar galvoju. Tai jie buvo vieni pirmųjų, kurie įdegė būtent šitas šaltų skambučių pardavimo procesą. Tai buvo stipru. Bet labai naudinga. O kas, mes taigi visą laiką esam tuose šaltose skambučiuose. Pradedi veiklą, tu kažko nežinai, gerai, paklausi ten 3-4 draugų, ką žinau, turi ten šilto kontaktą, neturi to šilto kontakto, turi gal kažkokį kontaktą, tai tu vis tiek skambini, ar ne? Ir vėl grįžtam prie to pačio, parduoti save ir ką aš darau. Tai vėl skambinu, labą dieną, aš gal, būtų faina kažkaip čia, Ar labas, žinai, kaip tu gyveni? Čia, žinai, mano vardas Aistė, mano vardas Jūratė, aš norėčiau su tavim pasidalinti tuo ir tuo, aš norėčiau su tavim susitikti, norėčiau su tavim susitikti, pakalbėti apie verslo procesus, aš ieškau partnerių. Tai, vėl, kaip aš elgiuosi, kokioje situacijoje, kokiu metu ir kas aš esu. Tai kas aš esu, ką aš apie save galvoju, tą patį galvos ir kiti žmonės. Taip. Čia ne veltui taip ir
Taip, tai ir matosi, man atrodo, žmonėse, kad jeigu pardavinėjai produktą, bet jo nelabai tiki. Čia tas pats, man atrodo, galioja ir influenceriam. Jeigu jie pasiema pinigus, bet tas produktas tik šiaip savo ir tada pardavinėja tokį, žinai, atkaltą. Vienareikšmiškai, nes mes dabar pakankamai daug dirbam su to influencer marketing ir tikrai galiu pasakyti, kad yra labai didelis skirtumas tarp žmonių. Aš net galiu pasakyti, kad galbūt net tie didieji influenceriai, kurie turi begalę sekėjų, jie gali turėti mažesnį auditoriją negu influenceris, kuris turi, nežinau, 5 000, 10 000 žmonių, ar ne, bet jie yra kokybiški. Tu gali lengviau parduoti, tu gali lengviau duoti. Ar ne? Tai vėl reikia labai atsargiai žiūrėti, ar ne? Reikia labai atsirinkinėti ir kalbėti, ar tau tas žmogus, tas influenceris, jisai tinka tavo produktui. Ar tai, ką jisai pasidalins, bus vienkartinis, kas, pakankamai dabar yra, aš kaip matau, populiaru, ar tai bus testinis, nes šitas žmogus irgi patikėjo. Bet mes turim labai puikų pavyzdį Curly Lithuania, ar ne, Ibra. Šitas žmogus patikėjo Joiner appsų. Ir tai nebuvo vienkartinis momentas, kad jisai kažką padarė. Nuostabus žmogus. Jisai pats nuostabus yra žmogus ir jisai labai didelį indėlį padarė mūsų projektui. Ne? Tai vėl, kaip mes atsirenkam žmonės, su kuriais mes dirbam. Ar man yra svarbu tiesiog numesti, kad padarytų reklamą, čia atsisiūs kažką čia padaryk, ar man yra svarbu kokią žinutę jisai pertikė iš vidaus, ar jisai tiki tuo, ką jisai šneka, ar jisai pats norėtų būti ir sukurti renginį, ar jisai nori tame dalyvauti ir pasikviesti žmonės kartu su juo kažką daryti, ar jam yra tiesiog fun kurti tuos renginius, daryti ir pačiam įsisukti tenai, ir kas iš tikrųjų atsitinka pas mus pakankamai dažnai, jie įsisuka ir toliau gyvena ten mūsų aplikacijoje ir kuria tuos renginius, ir čia nėra apie tai, kad mes jiems mokam pinigus. Tai čia tikriausiai, čia yra tikrai labai svarbus aspektas. Čia šiek tiek jau kita tema, kaip jūs prisitraukėt investuotojų? Kaip prisitraukėm investuotojų? Vėlgi vizija, planai, kas mes tokie ir ką mes darom, ir galbūt labiausiai komanda. Bet ar jūs ėjot konkrečiai pas tam tikrus žmonės, ar jūs, aš tiksliai nežinau, ar dalyvaujat kažkokiuose akceleratoriuose, kur vyksta? Kol kas dar ne. Kol kas tai yra privatus investuotojai. Kol kas mes dar judam taip, kaip judam, ir norim sukaupti kuo didesnį skaupą vartotojų patirties ir visko, ką mes galim padaryti, kad mes galėtume išeiti į platesnius vandenis. Okay. Tai iš esmės kol kas mes, pavadinkim, judam savom jėgom, kas iš tikrųjų yra labai naudinga, o toliau planai yra gerokai didesni. Ir gal pabaigai, kaip tu viską spėjai, dabar aš žinau, kad tavęs laukia mažas bebis 3 mėnesių. Taip, mano naujas projektas. Ir Nikedno tikrai planuoja dar didesnį festivalį, ir ne, dar ir šiaip ta parduotuvė, kuri irgi ten darbo pilna. Ir dar tas appsas, žodžiu, tai kaip? Niekaip. Vėl sakys niekaip. Ir niekaip ir visaip. Galiu pasakyti, vaikai man yra labai fainas stimulas daryti daugiau. Tai jeigu, tarkim, kalbėti apie tai, ar vaikai trukdo daryti verslą ir kažkaip stabdo. Ne. Tai yra tokia didelė paskata ir toks didelis stimulas daryti dar daugiau, nes aš turiu juos, man yra faina, kai jie mato mane tokią, jie mato mane laimingą mano veikloje ir taip toliau, ir aš dar daugiau noriu daryti. Ir kaip viską spėju, man atrodo, kad spėju, nežinau. Tikrai, galbūt, kai, ar ne, kaip sakai, kai tu gyveni savo mėgstamą veikloje, aš nejaučiu, kad aš dirbu. Aš nejaučiu to didelio nuovargio, jisai būna, aišku. Bet aš noriu atsikelti ryte ir aš noriu vėl eiti, aš noriu vėl daryti, aš noriu skambinti savo komandai, aš noriu tos pačios dienos rutinos, ar ne, su visais susiskambinti, pasiklausti, kaip jiems sekėsi, kokie mūsų yra dienos pasiekimai, ką mes planuojam toliau ir vėl iš naujo tą patį daryti, ir man yra tiesiog faina, tai taip prispėju. Aš dar pagalvojau, kad nepaklausiau apie keliones prie to pačio, kadangi tu viską spėji, tai kaip tu
savo gyvenime planavai, vat, kad tu gali gyventi kitoj šalyje, nes čia irgi yra tokie žmonių, atrodo, aš negaliu. Taip. Varguolio to pačio mąstymas tikriausiai, kad man nepavyks, ar per sudėtinga, nekomfortiška, dar kažką. Tai vat, kaip tau pavyko ir gyventi kitose šalyse ir manau tikriausiai ir pakeliauji visai, gal dabar... Taip, dabar mažiau, aišku, bet man kelionių reikia kaip oro. Aš turiu pakeisti aplinką, aš turiu gauti tą įkvėpimą ir menkiausiai progai pasitaikius, aš esu lėktuve arba kažkur, tik duok. Man tai yra labai, labai, labai svarbu. O kas buvo klausimas? Kaip tau pavykdavo taip viską suderinti ir čia vis tiek ir finansai yra ir, sakai, vis tiek... Žinai, pasakysiu, buvo mažai finansų, aš vis tiek keliavau, yra daugiau finansų, vis tiek keliauju. Tai priklauso tik tai, kur, kaip ir ko tu nori. Tas metu gali užsidėti kuprinę, įšokti į traukinį ir važiuoti kažkur, ne, pagaudyti tų pigių skrydžių, kur dabar yra tikrai pakankamai daug, tau nebūtina gyventi ten prabangiuose viešbučiuose, kurie kainuoja tūkstančiais ir tam apsiriboti save, ar ne? Tikrai ne, tai yra netiesa, tu gali turėti ir mažą ir didesnį biudžetą ir tu gali gyventi lygiai taip pat. Klausimas, ko tu sieki ir ko tu nori. Ar ne, vėlgi sakau, jeigu tu nori turėti kažkokius tai didelius savo projektus, turėti savo verslą, tai kažkiek reikės šitą atitraukti, nes tu turi turėti tikslą, vadinasi, tu turi susidėlioti žingsnius tame tarpe, kur aš esu nuo nulio ir aš matau save ten. Tai ką man reikia padaryti? A, B, C, D ir E. Ar tame tarpe kažkiek laiko ten yra toks dalykas, kad aš neturiu laiko keliauti, būti su draugais, ten eiti į tūsus, į koncertus? Tikrai taip. Galiu turėti visko. Iš pat karto, tikrai, aš manau, kad tu pati puikiai tai žinai. Jeigu aš noriu turėti tikslą, aš vadinasi kažkuriam laikus užsidarau ir tol, kol aš neiškišu tos galvos iki tam tikro momento, kur aš galiu paleisti tą projektą gyventi, ar ne, tai šitų dalykų nėra. Ir tas yra, kad nesustot pusiaukelį, ir ne, kaip tu sakai, tas toks, galbūt tas jausmas man nepavyks, aš nepadarysiu, čia ir reikia daspausti iki galo. Čia yra tas momentas, kad aš turiu, pasirinkti rankovės, dabar tai bus gerai. Žinai, bet nesustoti tame toj nepatogume, nes čia yra tas step back. Ir tada gerokai yra sunkiau grįžti. Jau geriau padaryti iki galo ir patirti, kaip sakai, kažkokią tai nesėkmę, fiasko, padariau viską, žinai, bet man nepavyko. Okei, tada pasižiūriu. Neišsigandai, nieko čia jau taip tragiška tikriausiai. Taip, bet kai tu darai iki pusės ir tu nieko nepadarai iki galo, nedaspaudai sėkmės, nesėkmės, čia jokio skirtumo, ar ne? Tai čia jau atsiranda tas toks nepasitikėjimas savim ir čia gali būti lūžis. Čia, kur sako, jeigu nedarai pažadų savo, paprastų, tai su verslu lygiai taip pat. Think big or go home. Čia vienas iš mano tokių pasakymų iš tikrųjų ir jis, aš manau, yra labai reliatyvus. Taip. Dabar tikrai paskutinis, nes labai tą norėjau paklausti apie tai, kadangi tu esi patirčių žmogus, gal turi rekomendacijų, ką galima tiesiog nuveikti savo, be kitų žmonių, kažkokią veiklą, kas būtų įdomu, kažkokią patirtį susikurti ir panašiai. Šokti tango. Aš visai nesenai grįžau į tango pamokas. Wow. Gera, ne? Labai gera. Labai gera, todėl, kad tu negali galvoti apie nieką kitą, kaip apie buvimą ten, apie judesį, apie savo kūną ir apie šokį. Ir tai yra viskas, apie ką tu gali galvoti. Ir tave ištraukia absoliučiai iš tavo aplinkos, ten, kur tu esi. Iš darbo, iš visko, tai tą valandą ar pusantros, tu esi tiesiog ten ir tai yra puikiai patirtis. Tai ar tai yra tango, ar tai yra, nežinau, bačiata, salsa, kas kam patinka, ar tai yra, nežinau, tenisas, padelis, kas tik tai nori, bet kažkokia veikla, kuri ištraukia tave iš to, kur tu ten esi ir visiškai pakeičia tavo mąstymą. Čia, žinai, kaip sako, meditacija, visiems medituokit, nes
nebus tiek minčių, ar ne, tu sugebėsi valdyti, bet iš tikrųjų tai dėmesingas neištariu, yra apie tai, kad tu kažkam fokusuojasi. Aš negaliu patikėti, kaip žmonės gali taip sėdėti valandas ir man tai yra tiesiog neįtikėtina, pas mane toks ir aš galvoju, čia buvo tikrai keli momentai, kada aš bandžiau ir mes buvom Azijoje ir aš sėdžiu ir aš galvoju, gerai, toj susikaupsiu. Mes esi ten, gal čia man o ne, Jūratė, taigi, kažkaip čia nefaina, ten žmonės pasėdė, aš apsidarau, jie visi ten sėdi, kažką ten savo galvose ten daro, gal kažką protingo, aš nežinau, bet pas mane tiek minčių, o kas čia tas žmogus, įdomu, ką jis veikia, ką jis veikia. Ir aš galvoju, viskas, aš negaliu, čia yra ne mano. Tai ne, šitoje vietoje man nepavyksta. Tai man atrodo, va čia ir yra, nes daug kas skamba, čia meditacija, čia visi medituokit, geriau gyvensit, o iš tikrųjų tai kiekvienas turim savo meditacijas. Tikriausiai taip. Nes, tu atsijungi šokdama, taip. Žmonės, kurie medituoja ir moka medituoti, atsijungia su mintim medituojant. Manau, kad taip. Nes tu dirbi vis tiek medituojant, žiūri, žmonės analizuoja. Tai, žinai, ne meditacija. Ne. Tikriausiai ne, aš negaliu pasakyti, nes man niekad nepavyko tikriausiai, o aš net nežinau, kaip pamatuoti, pavyko ar ne, tai toksai, aš kažkaip šitoje vietoje pagalvojau, kad šitą paliekam kažkada vėliau gal. Čia man faina, žinai, kad pasidalinai, nes kartais žmonės nori įsisprausti save, nes taip reikia taip geriau, taip padės. Aha. Bet iš tikrųjų nepažįsta savęs ir bando, žinai, tas madas gaudyti. Tai gal taip ir pabaigai.